Sveiki atvykę į Pramogaukim Lietuvoje. Praeitą kartą matėme, kaip pramogauja Saulius Skvernelis, radė didelį susidomėjimą. Šį kartą paruošėm apie partizaną, augusį Purplių kaime, herojų Lietuvos, kuris į vaikystėje turėjo kentėti priespaudą. Kiek paaugęs jisai pasipriešino. Pasitikime herojų, mokslo daktarą, dekaną, partizaną Batiną Vanagą. Taigi sveiki, pone Vanagai. Ar nieko prieš, kad kreipiuosi ponu? Ne, nieko prieš. Pone Vanagai, geriausias partizanas. Visaip teko girdėti, draugai kreipiasi VNG. Taip, pone VNG, mes ne draugai. Atleiskite, Vanagai, išsirinkot unikalią vietą. Dėl ko ją išsirinkote? Ar tai dėl miškų ramumos, ar tai jums primena vaikystę? Nenorėjau, kad sužinotų, kur gyvenu. Tai gal iškart prie klausimų. Negaiškit laiko. Pirmas klausimas skambėtų taip. Kai slapstės miškuose, ar turėt kokių nors būdų prasilinksminti, praleisti laiką? Turėdavom, žaisdavom, kas ilgiau išbūs be duonos, tai dažniausiai ir laimėtojas numirdavo, tačiau mes jį paskelbdom dideliu herojų. Buvo labai smagu žiūrėti, kaip kankinasi be draugai. Dar buvo toks vienas Dirvalis ir ponas Dirvalis mirė. Kitas klausimas. Taip pasakius, bauginančių sąlygų nebuvo stygio. Antras klausimas, okupantų valdomoje Lietuvoje, ar buvo kokių nors būdų, kaip gauti vakarietiškų filmų, muzikos pramogų? Būdavo, nežinau kaip gavo, bet teko klausytis amerikietiško balso per radiją, tik mūsų būrio vadas, neprigirdintis buvo, tai atsuko garsą ir vietoje Elvio Preslio teko klausyti, kaip okupantų kulkos groja pro šalį, teko bėgti, 2 draugus praradau. Jo. Po šito incidento nebeklausėme ilgai muzikos. Trečias klausimas tada skambėtų taip, ar teko švęsti kažkokias tai progas, paminėti kažkokius dalykus tokioj baisioj aplinkoj? Būdavo, turėjom tradiciją šventauti, sugalvodom kokią progą ir tiesiog paskelbdom šventes. Tai vieną kartą vadas rado degtuką sveiką, paskelbėm nacionalinę šventę, 2 valandas šokom ir dainavom. Kitą kartą 3 dienas jubiliejų šventėm, kad niekas nemirė. Nu tai tarp viso to vis tiek rasdavot, kas jums praskreino nuotaiką. Tik sužinojom, kad mūsų apskaitininkas pamiršo suskaičiuoti. Tai būtų ketvirtas ir turbūt paskutinysis klausimas. Kaip jūs pramogaudot vaikystėje okupuotoj Lietuvoje? Buvo visokių žaidimų, turėjom slėpynės, kur draugas meta akmenį į pareigūną. Tada visi slapstomės ir, aišku, ne visiems pavykdavo pabėgti. Prarūgęs ar sugedęs, drąsos išbandymai, dar buvo miltnešėlis. Tai žiūrim, kiek gali miltų prinešti, kol milicininkas nepamatė. Šaką šiką plaka, šaltą karštą, vaskinom, kuris iš mūsų eis prisiduot, o likusieji spėliodavom, ar bus nuskandintas, ar sudegintas, tampyklės, Boretko kapinių plėšikai, pagauk be kojį, dega, nedega, tai uždega vaikai šieno kupetą, su kibiru bandom gesinti, jeigu nepavyksta, dega, žvirblelį tik parskris, aštrevorė, sviedynės, varlekis, krepšinis, sovietinės loterijos, tai vienas bilietas į Sibirą, man jos labiau tarp kitko patinka negu dabartinės, nes virš pusės žmonių laimėdavo, merginas vaikydavomės dar šiek tiek paaugę, paauglystėje ir dainas pradėjom rašyti. Dainelės, gal norėtumėt kokią mums sudainuot? Jeigu tik prisiminsiu. Gerai, tik jūs beatbox užmeskit tokį
Nu, tai bus pirmas kartas mūsų istorijoje. VNG Bijūnėlis 03 ir 07. Kas? 03 ir 07 VNG Bijūnėlis. Kamo visi prieina prie manęs, kalibris į mane įžiūri. Išnekinau aš jos slėptuvę, jisai supykęs, sakau įčiūvę. Nenekinu tavęs, tai tik tavo slėptuvė. Sulasdamos į koją, kažką čia nais būrė. Įmų daboti, ką kalba su kepurė. To būsi su kapotas, įmestas į keptuvę. Jo mąstymas ribotas, įsivyrą, įskleista būrė. Dėva baimingai pasižiūri, mano sukrauta šieno kūgį. Supratęs, kad čia man nebaisu vienam būti, jisai patraukė kur kitur, sau dvasiškai supūti. Oi tas kolibris, tokių kapreta, oi. Gyveno toks Matėjus, kaimo mesėjus, tačiau jis buvo gėjus, padūrėm jį ir kraujas lėjus, ir šoko visas kaimas iš laimės nugalėjus. LGBT, dabar tik liko KGB, miškėtas tuščias KDB, su pilnu klipu. Atbėga ant zelmutė, sakau mažutė, prieik truputį, aš noriu pakuždėti. Aš jaučiu lietį, ima varvėti, tai nusilyti, einam sukulti kvieti, einame siestą padaryti. Sugrįžome su siestą pilną pintinę, visus kaimo žmonės pralinksminę. Žeminę kaip kine pralinksminę, pasilinksminę. Kamiečiai surinkė man intervenciją, numauna kelnes, pažvelgia į mano erekciją. Tokio falo, progos matyti dar negavo, su savo falo galu į kaktą kavių kalų. Jisai atsiprašau, aš užsimaunu kelnes, visi susižvalgo, tarytum būčiau velnes. Visų veidai pabalo, o aš jiem brėžiu kokio galo. Jūs taip daro, tik nueidai tyla. Aš jiem kartoju kokio galo, jūs taip daro. Kokio galo. Kotė, mano kotė, ieškotė, kotė. Mano kotė 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 ieškotė. Prašo 03, ištraukia 07, padaginamės DSL žuvis susipynęs, einu senu žiūriu, galva pasisuku, matau porą vyrų, pažinau savus, prieš juos banda avių, paklausiu kur žygiavo, pradėjo nuo purplių ir eis lik marta savo. Užtraukiau aš kelias dainas ir visi galvos parlingavo, lik marta savo, mes parlingavo, gavo. Su vyrais atsisveikinu, prie jas jau greta namų, greit kojas nusiūnu. Prieš eidamas miegoti, dar žvilgsnį užmetu, ten batai guli 2. Atsikeliu ir pažvelgiu, dabar jau guli 3. Ir aš guliu ištynęs, gailiuosi vakar, ką dariau, tos velnio duotus 07. Ką taip? 03 ar 07? Tai 07. Iš lovos išlipu, kimbu žygiuoti pietų link, tik mirtakis ir aš jau kaime link. Visų veidai nukarę, maty pragerė laimę, visi kartu padarė kablę 3 ir 07, 03 ir 07, 03 ir dar 9. Na, aš negaliu. Partizanai pasileido trydą, lokacija kompromisuota, mes visą rytą bandėm iškepuotą orą. Marvę nedora, nebuvo popieriaus, teko valyti plytą, rūra raudona ir ruda taryt nudažyta. Ir juokiamės dabar atmėjom partizaną šitą. Ir juokiamės dabar apėnam partizaną šitą.